Taigi, tęsėme mokslinę konferenciją, tradiciją, jos kilmė ir sąveikos Lietuvos kultūroje. Konferencija yra skiriama Vaidotui Dauniui praėjus 30 metų po jo žūties. Ir šios sesijos pirmasis pranešimas yra Henrikos Ilgevič, liaudies kultūros tyrinėjimai tarpukario Vilniuje. Prašau. Labą dieną, jeigu dar su ko nepasisveikinau, ir ačiū už kantrybę, kad sulaukėt, kai sako taip. Svarbiausi liaudies kultūros mokslinių tyrinėjimų centrų tarpukario Vilniuje tapo 1919 metais atkurtas ir karaliaus Stepono Batoro vardu pavadintas Vilniaus universitetas. Etnologijos katedros ir studijų organizatorė buvo etnologė Cezarija Baudouin de Courtenay Arankreutzova. Ji buvo baigusi studijas Peterburgo universitete, 1922 metais Varšuvos universitete apgynusi habilitacinį darbą. 1923 metais ji kartu su šeima persikėlė į Vilnių, kurios vyras, teisės profesorius Stefanas Ehrenkreuzas, buvo pakviestas dėstyti Stepono Batoro universitete teisės istoriją, o Cezarija etnografiją ir etnologiją. Universitete profesorė ne tik stengiasi perteikti studentams kuo gilesnės žinias, bet ir sudominti jos moksliniais tyrinėjimais. Jos iniciatyva pradėta kaupti labai reikalinga studijams ir tyrinėjams parankinė biblioteka ir įkurtas etnografijos muziejus. 1930 metais ji tapo naujai įkurto Vilniaus Rytų Europos mokslinių tyrimų instituto narė. Apsiėmė vadovauti šio instituto etnografijos sekcijai ir dėstyti Rytų Europos etnografiją politinių mokslo mokykloje. Aišku, neatsisakydama darbo Stepono Batoro universitete. Siekdama sudominti kuo platesnius visuomenės sluoksnius liaudies kultūra, Cezarija publikavo populiarius mokslo straipsnius Vilniaus spaudoje. Aktyviai įsijungė į Vilniaus mokslo bičiulių, Vilniaus liaudies verslų rėmimo ir kitų draugijų veiklą. 1929 metais Vilniaus mokslo bičiulių draugijos pirmojo skyriaus serijiniame leidinėje išleido studiją apie Lenkų liaudies vestuvinis papročius. Patarinėjo, kaip sutvarkyti etnografinio eksponatų kolekciją šios draugijos muziejuje. Nepaisydama kada didelio organizacinio, akademinio ir visuomeninio darbo krūvio, ji aplankė daugelių esančių Vilniaus apylinkėse kaimų, atrodo 42 kaimus, ir surinko gausią etnografinę medžiagą, daugiausia apie materialinę liaudies kultūrą. Surinktą medžiagą ji panaudoja rašydama darbą apie Vilniaus vaivadijos liaudies kultūrą, išleista 1930 metais kolektyvinė monografija Vilnius ir Vilniaus žemė. 1934 metais išvyko iš Vilniaus ir sugrįžo į Varšuvą, kur nuo balandžio 1 dienos pradėjo dirbti Varšuvos universitete. 1935 metais Stepono Batoro universiteto humanitarinių mokslų fakulteto etnologijos katedrą perėmė atvykęs iš Krokuvos universiteto procefesorius Kazimiežas Mošinskis, patyręs pedagogas ir žinomas liaudies kultūros tyrinėtojas. Monumentalaus veikalo Slavų liaudies kultūra autorius. Mošinskis, kaip ir Baudouin de Courtenay Arankreutzova, stengėsi suteikti savo studentams kuo platesnės mokslinės žinias iš etnografijos ir etnologijos, padėjo jiems spręsti iškylančias studijų metu problemas ir skatino imtis išsamių tyrimų etnologijos srityje. Stepono Batoro universiteto absolventais buvo tokie vėliau žinomi Lenkų etnologai
kaip Vytautas Dinovskis, Liucianas Turkovskis, Zigmuntas Janas Koributikas ir Marija Znamierovska-Pruferova, kurie įnešė svarų indėlį į Vilniaus krašto ir Poliesės liaudies kultūros tyrimus, ypač materialinės kultūros srityje. Vytautas Dinovskis Vilniaus Stepono Batorio universitete studijavo 1924–29 metais. Vadovaujant Cezarijai jis parašė ir apgynė magistro darbą apie Vilnijos ir Poliesios kraičio skrynias. Po studijų liko dirbti Stepono Batorio universiteto etnologijos katedros asistentu. Nuo 1930 metų taip pat įsijungė į Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto etnologijos sekcijos darbą. 1934 metais šios sekcijos pastangomis buvo išleistas magistro darbas apie kraičio skrynias, kurios čia mes ir matom. Šiame dare, remdamasis dalyko literatūrą, paties surinktą etnografinę medžiagą ir etnografijos muziejuje saugomais eksponatais, Dinovskis aprašė Vilnijoje ir Poliesėje paplitusius skrynių tipus, jų gamybą ir puošybą, taip pat jų vaidmenį liaudies vestuvinėse apeigose. 1935 metais Vilniuje pasirodė Dinovskio knygutė Vilniaus ir Naugardo vaivadijų liaudies menas, kurioje jis aprašė įvairias liaudies meno sritis – architektūrą, drožybą, polichromiją, keramiką, audinius. Knygutė buvo skirta mokytojams ir kities liaudies kultūros mylėtojams. 1935 metais Dinovskis išvyko iš Vilniaus į Varšuvą, kur įsidarbino Varšuvos universiteto Lenkų etnografijos katedroje. Vadovaujant anksčiau į Varšuvą persikėlusiai profesoriai Boduinde Kortenai-Rankroicovai, tuo metu jinai jau buvo Dževičiova, parašė ir 1935 metais Varšuvos universitete apgynė daktaro darbą Vilniaus ir Naugardo vaivadijų civilizacinė izoliacija. Į Vilnių jis jau niekad nebegrįžo. Liucianas Turkovskis Stepono Batorio universiteto humanitarinių mokslų fakultete studijavo etnografiją ir etnologiją 1928–1934 metais. Jau studijų metais jis aktyviai įsitraukė į etnografinius tyrimus. 3 metus iš eilės per vasaros atostogas jis kartu su Vytautu Dinovskiu motociklu keliavo po Vilniaus ir Naugardo vaivadijų kaimus ir rinko etnografinę medžiagą. Dinovskį domino kraičių skrynios ir liaudies menas, o Turkovskį liaudies amatai. Surinktą iš vaikų metų medžiagą Turkovskis panaudoja rašydamas magistro darbą apie liaudies amatus, kurie apgynė 1934 metais. Tais pačiais metais jam buvo patikėta vesti Rytų Europos etnografijos pratybas Vilniaus politinių mokslų mokykloje. 1935 metais Turkovskio magistro darbas buvo išleistas kaip atskira knygutė. Trumpame įvade jisai aptarė pokyčius įvykusius aptariamo regiono, tai yra Vilniaus ir Naugardo vaivadijose, amatininkystėje nuo XIX amžiaus antros pusės iki XX amžiaus 3 dešimtmetį. Toliausiai trumpai apibūdino įvairius liaudies amatus, pavyzdžiui, staliaus, kalvininkystę, audimus ir daugelį kitų. Knygelėje gausu autoriaus piešinių iliustruojančių liaudies amatininkų dirbinius. Tais pačiais 1935 metais Turkovskis išvyko į Varšuvą. Vadovaujant profesoriai Cezarijai, rašė daktaro darbą apie liaudies audinius Vilniaus ir Naugardo vaivadijose.
Artimai bendradarbiavo su Nacionaliniu muziejumi ir Liaudies meno globos draugija Varšuvoje. Dalyvavo organizuojant parodas ir rengiant jų katalogus. Zigmundas Janas Korybūtekas Stepono Batorio universitete studijavo etnografiją ir etnologiją 1930–1936 metais. Taip pat jisai studijavo ir geografiją kaip antrą specialybę. Buvo tokia galimybė pasirinkti dvi specialybės. Profesoriui Mošinskiui vadovaujant, jis parašė ir apgynė magistro darbą Liaudies kalvystė Vilniaus vaivadijoje ir įgijo filosofijos magistro laipsnį etnografijos ir etnologijos srityje. Korybūteko magistro darbas buvo išleistas Vilniaus mokyklų apygardos mokytojams skirtoje serijoje. Tais pačiais 1936 metais pasirodė Korybūteko knygelė apie gyvulininkystę. Baigęs studijas, Korybūtekas dėstė geografiją gimnazijose ir licėjuose, tačiau ir toliau domėjosi liaudies kultūrą. Bendradarbiavo su Valstybiniu kaimo kultūros institutu Varšuvoje bei su prekybos ir pramonės rūmais Vilniuje, kuriems surinko informacinę medžiagą apie Vilniaus ir Naugardo muges bei turgus, taip pat apie prekybą anglimi šiame regione. Marija Znamierovska-Pruferova Stepono Batorio universitete etnografiją ir etnologiją studijavo 1926–1932 metais. Parašė ir apgynė magistro darbą apie žvejybą Trakų ežeruose. Jos magistro darbas buvo išleistas Vilniaus mokslo bičiulių draugijos pirmojo skyriaus serijinėme leidinyje. 1927 metais, dar būdamas studentė, Znamierovska-Pruferova pradėjo dirbti Stepono Batorio universiteto etnografijos muziejuje. Dirbdama muziejuje rinko etnografinę medžiagą, tvarkė muziejaus dokumentaciją. Be to, nuo 1935 metų įvedė Lenkijos ir Rytų Europos etnografijos pratybas politinių mokslų mokykloje. Parašė ir paskelbė spaudoje darbus apie liaudies juostas, bitininkystę, žvejybą. Taip pat jį propagavo liaudies kultūros paminklų apsaugą, skaitė pranešimus šią temą mokyklose ir Vilniaus radijo laiduose. Parengė anketą moksleiviams, palaikė idėją Vilniuje įkurti etnografinį muziejų po atviru dangum. Tačiau dėl įvairių priežasčių šis sumanymas liko neįgyvendintas. Znamierovska-Pruferova, vadovaujant profesoriui Mošinskiui, parašė daktaro darbą apie žvejų žeberklus. Sutrumpinta šio darbo versija suspėta išleisti prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, tačiau gynimas įvyko jau vykstant karui ir prijungus Vilnių prie Lietuvos Respublikos. Humanitarinių mokslo daktaras etnografijos etnologijos srityje diplomas Znamierovskai-Pruferovai buvo įteiktas 1939 metais gruodžio 9 dieną. Tai yra likus kelioms dienoms iki Stepono Batorio universiteto likvidavimas, kuris, kai sako, įvyko Lietuvos valdžiai paliepus gruodžio 15 dieną. Nemažus nuopelnus tyrinėjant liaudies kultūrą turėjo ir Vilniaus liaudies pramonės rėmimo draugija. Tai yra liaudies verslų rėmimo draugija. Draugija oficialiai buvo įregistruota 1925 m. sausio mėnesį. Ji turėjo tikslą išsaugoti ir plėtoti esamus liaudies verslus bei kurti naujas jų šakas. Draugijos būstinė buvo įsikūrusi Pilies gatvėje numeris 8, kooperatyvo liaudies pramonės mugė Vilniuje patalpose. Jos narių skaičius atskirais metais svyravo nuo 41 iki 48. Draugijos nariai rinko liaudies meno dirbinius,
Organizavo audimo ir dažymo augaliniais bei mineraliniais dažais kursus, liaudies meno dirbinių parodos ir konkursus, bendradarbiavo su panašia veikla užsiimančios organizacijomis ir draugijomis Vilniuje bei kitose miestuose. Profesoriui Enkrucovui pasiūlius buvo įkurta draugijos liaudies meno tyrimo sekcija, kuri, kaip sako jos pavadinimas, turėjo užsiimti liaudies meno mokslinių tyrinėjimų. Profesoriui tarpininkaujant tarp draugijos ir Stepono Batoro universiteto etnologų užsimezgė glaudus bendradarbiavimas. Pirmiausia, pasirūpinta sukurti tokiems tyrinėjimams sąlygas. Draugija turėjo susirinkusi nemažą liaudies meno dirbinių kolekciją, bet neturėjo tinkamų patalpų jiems laikyti. Susitarus su universiteto vadovybė, kolekcija buvo deponuota etnografijos muziejuje, buvusiame tuo metu Pilies gatvėje numeris 11. Ši kolekcija, papildoma naujai įsigytais daiktais, tarnavo kaip mokymo priemonė, apmokant draugijos instruktorius ir audimo kursų klausytojus. Tai yra klausytojas daugiausia. Be to, Vilniaus liaudies verslų rėmimo draugijos nariai ir jų organizuojamų kursų klausytojai etnografijos muziejuje galėjo susipažinti ne tik su deponuota kolekcija, bet ir su visais muziejuje saugomais autentiškais liaudies eksponatais. Bendrų pastangų dėka Stepono Batoro universiteto etnografijos muziejų fondai sistemingai didėjo. 1924 metais muziejus turėjo 1239 eksponatus, 1930 metais jau 2543. 1927 metais sekcija paruošė liaudies verslų rėmimo draugijų veiklos programą, kurioje buvo akcentuota liaudies meno tyrinėjimų svarba. Programa buvo apsvarstyta ir patvirtinta sukviestoje tais pačiais metais lapkričio mėnesį konferencijoje. Be pačių Vilniečių joje dalyvavo liaudies verslų rėmimo draugijų atstovai iš Naugarduko ir Varšuvos. 1937 metais gruodžio 4-5 dienomis Vilniuje buvo sušauktas verslų rėmimo draugijų suvažiavimas. Į suvažiavimą Vilniuje atvyko draugijų delegatai iš Balstokės, Naugarduko, Lucko, Lodės, Varšuvos ir Košilovicų. Suvažiavime buvo perskaityti 5 moksliniai pranešimai. Vilniaus pramonės rėmimo draugijos narė, dailininkė ir liaudies meno tyrinėtoja Galena Šramovna, Šrama, aišku, kalbėjo apie poreikis organizuoti liaudies meno apsaugą. Dailininkė Leonora Pliutinska svarstė, kokias liaudies kultūros formas verta remti. Krokuvos vaivadijos paminklų konservatorius, inžinierius, architektas Bogdanas Treteris įrodinėjo būtinybę išsaugoti nykstančias liaudies architektūros tradicijas. Vilniaus verslų rėmimo draugijos pirmininkas Franciškas Ksaveri Pivockis turėjo net 2 pranešimus. Pirmame iš jų jis aptarė tautodailės dirbinių pardavimo problemas, kitame tautinių kostiumų klausimą. Aptarė pranešimuose ir diskusiją išsakytas kritinės pastabas bei pasiūlymus, suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją, numatančią konkrečias priemonės padėsiančias išsaugoti liaudies kultūros tradicijas. Suvažiavimo medžiaga tais pačiais metais buvo išleista atskirų leidinukų, kas negalėjusiems dalyvauti suvažiavime liaudies kultūrą besidomintiems asmenims suteikė galimybę susipažinti su pranešimuose ir diskusija išsakytomis mintimis, taip pat suvažiavimo nutarimais. Vilniaus verslų rėmimo draugijos įstatuose nebuvo numatyta nevalstybinė veikla, bet norėdami
propaguoti savo idėjas ir tyrimo rezultatus, draugijos nariai rašė ir publikavo mokslo populiarius ir mokslinius darbus. Aktyviausias šioje srityje buvo Galena Šramovna, turėjusi nemažą įdirbį tyrinėjant ir propaguojant liaudies meną. Vilniuje leistame žurnale Zrudlamocai į paskelbę straipsnius apie draugijų veiklą, Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų namudinius audinius ir meninės savybės. Išleido kelias mokslo populiarias knygeles apie liaudies meno svarbą ir būtinybę jį saugoti. Taip, 39 metais išleido dar knygą Liaudies menas ir jo reikšmė meniniai kultūrai. Taip, tolesnius Vilniaus meno etnologų mokslinius tyrinėjimus nutraukė 39 metais rugsėjo pradžioje prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. Tyrinėtojai buvo represuoti, išblaškyti, o jų sukaupti etnografinių, kai sako, eksponatai atiduoti kitiems muziejams. Nu, čia pabaigai Šramovnos, ten buvo audiniai, kai sako, jų sukaupti, o čia jos vienas iš paveikslų, vadinamasi turguje. Nu, mes galime pasigrožėti Galenos Šramovnos vienu kūriniu. Tai, kai būnam Aušros vartų koplyčioje, ten ant sienos bėga toks frizas, nukaltas iš pasidabruotos skardos. Jis buvo su Loreto litanijos kaip kreipiniais. Tai jis yra pagamintas pagal Galenos Šramovnos projektą. Ačiū už dėmesį. Aš pradėsiu turbūt, nes turiu tokį provokacinį klausimą, Henrikai, apie liaudies kultūros sąvoką. Nes kaip mes suprantame, kad tarpukariu veikia du stambus liaudies kultūros tyrimų centrai ir paveldo kaupimo. Vienas Kaune, kitas okupuotame Vilniuje. Ir kalbant apie Kauną yra kaip ir viskas aišku, nes visų pirma rūpėjo ta nacionalinė kultūra ir nacionalinis paveldas orientuotas į lietuvių etninę grupę. O Vilniuje? Nu, visų pirma, aš nesutinku su savoka šitą okupuotas. Tai yra visiškai, kai sako, nemokslinė savoka, kaip gali gyventojai kokią save okupuoti. Kadangi tai dauguma buvo vis tik lenkų tautybės šitam krašte gyventojų ir 22 metais Vilniaus Seime jie priėmė tokią nutarimą. Kad nors, pavyzdžiui, lenkų politikai, kurie nebuvo šito nutarimų patenkinti, kad Vilniaus kraštas įeina į Lietuvos, tai yra Lenkijos sudėtį. Pavyzdžiui, Pilsudskis buvo už federaciją, o, pavyzdžiui, toks kitas politikas Romanas Dmochovskis aplamai buvo tokios nuomonės, kad nuo visų tų rytinių žemių kuo toliau. Nu, bet įvyko taip, kaip įvyko. Nu, kaip matome, šitie buvo matyti tokia programa materialinė kultūra. O kodėl? Todėl, kad materialinės kultūros objektai po pirmo pasaulinio karo pradėjo smarkiai nykti. Visų pirma, atstatant karo, pavyzdžiui, sugriautus pastatus, kad ir kaimuose, nebuvo, buvo tokia irgi tendencija ne tik, kad taip tradiciškai statyti, bet ir naujai. Taip pat plito pramonės gaminiai, išstumdami, pavyzdžiui, namudinius audinius
Ir čia visos Europos tokia tendencija buvo. Ir čia buvo materialinė, kaip sakoma, ta skirta daugiausia, kaip matome, kalvininkystė, audimai ten ir visa kita. Nors, aišku, kartu ir su tuo buvo ir kai kurių papročių. Antra, pavyzdžiui, ta tautosaka arba žodinė liaudies kūryba, jinai buvo žymiai labiau geriau surinkta, kai sakoma, užfiksuota, pradedant gal romantizmu dar. Žinote, tada irgi ten buvo. Todėl čia buvo skirta daugiau materialiniai kultūrai. Nu, kaip žinom, materialinė kultūra, nu, tai regione, atskirt, pavyzdžiui, ar ten buvo Lenkų, ar ten buvo ir lietuvė, kaip Švenčionių krašte, ten buvo lietuvių kažkas apie 30%. Ar galų gale, kaip toj Palėsėje, ten, pavyzdžiui, Baltarusija. Nu, ta troba buvo maždaug vienoda. Ir tas, nu, audiniai, kaip irgi matėme, nu, kuo jie jau labai ten skiriasi nuo lietuvių, aš nežinau, nu, gal ten kažkokios ir buvo tokios subtilybės tų skirtumų. Ar turėtumėt papildymų klausimų? Prašau. Jūsų pacituoti darbai, tai aišku, yra jau toks tolimas paveldas, bet aš manau, kad jie per mažai mūsų etnografų yra žinomi dar. Ir mažai cituojame, ar nevertėtų padaryti. Turim tokį etnografijos, pavyzdžiui, kompendiumą leidžiamą periodinį, gal vieną kitą darbą apie kalbystę, apie skrynės, tas galima būtų publikuoti iš naujo. Man atrodo, tai būtų naudinga, kaip jūs atrodo. Nu, žinote, aš tai... Jūsų apžvalga taip pat. Nu, aš istorikė, tai man, kai sakoma, svarbu ne tie etnografiniai klausimai, o buvo, tai kai matote, tyrinėjimai, kas ten tyrinėja ir parašė, ir aišku, svarbu juos paminėti. Aš, pavyzdžiui, žiūriu visą tuose skirtuose universitetui. Darbų yra labai, universiteto istorijai. Visų pirma, tarpukario ten labai mažai yra, paprastai skirelis Stepono Batoro universitetui. Nu, pavyzdžiui, kai kurių, kad ir etnografų, nu, geriausių atvejų galima porą sakinių atrasti. Dar Mošinskis paminėtas, nu, Pruferova, tai kadangi jos atsiminimai apie Vilnių buvo išleisti lietuvių kalbą, nu, tai tą matyti yra žinoma. Nu, o tie, ypač jauni kaip Koributikas, tai jau labai kaip Koributikas ir Liucianas Turkovskis, Lenkija užpuolus fašistiniai Vokietijai, buvo pašaukti, aišku, kariuomenė ir išėjo į frontą. Koributikas 39 metais spalio kažkur pradžioje pateko į vokiečių nelaisvę. Ir karo metus praleido vokiečių karo belaisvių stovykloje. Jau ne į Vilnių, ne į Lenkiją negrįžo. Pavyko jam likti gyvam, bet jisai po karo iš pradžių Vokietijai pasiliko, paskui 50 metais išvyko į Australiją, nu, ten veikia Lenkų išeivių visokiose organizacijose. Panašiai Turkovskis, Liucianas, jisai irgi, kai sako, kai įvyko ta vadinama rugsėjo mėnesio tragedija, jisai grįžo į Vilnių, kurio, matyti, giminės turėjo ten viską, bet 41 metais jis buvo suimtas ir išvežtas į Vidurinę Aziją, į Uzbekistaną, man atrodo, ten jisai. Nu, tai yra 40-aisiais, atsiprašau, o 41-aisiais pasirašius
tarp Tarybų sąjungos ir Lenkijos emigracinės vyriausybės vadinamą Sikorsko-Maisko sutartį, pradėta formuoti Tarybų sąjungos teritorijai vadinamą generolo Vladislavo Anderso armiją iš Lenkijos ten tremtinių ir buvusių kalinių. Ir tada tas Turkovskis pateko į tą armiją ir kartu su ją visą kovų kelią išėjo. Pirmiausia pateko į artimuosius rytus, nes jiems ten buvo, jie iš Tarybų sąjungos išsivedė generolas tą armiją. Tai jie kariavo tolimuosiuose rytuose. O paskui jis gyveno šitam, Londone apsistojo. Tai aišku, klausykit, ilgą laiką tokie žmonės, čia buvo nepageidaujama apie juos nei rašyti, nei kalbėti, klausykit, represuoti, išvykę ten į emigraciją. Dar klausimas, prašau, Romai. Aš tai pratęsdamas profesoriaus Klimtos Liberto tą pasakymą, ar nevertėtų išversti kažkokį originalų tekstą, kai šiandien kalbėjom apie civilizacijų veikalą, man kas išbėgo, kur Berenis mūsų institute pradėjo jaunimo metais, nes originalo vertimas, ne jo ten pateikimas kažkokiam istoriniam problemas yra vertingas labai, o mūsų institute tai tie vertimai kaip šaltinių publikavimas gali būti. Tai tai, kas 20 amžiaus pirmoji pusė išleista Lenkijoje, tarkim, ir jau ten galbūt kai kurie iš Vilniaus išvyko, išleido ir ten Torūnė ir Vroclave profesorius Klimka žino, koks ten lobynas, turbūt Lenkijoje yra tų darbų išleistų visokių, ir aš manyčiau, kad kažkokio veikalo pasirinkimas ir originalo išvertimas, kad yra per amatus, ne? Kelių autorių tokie chrestomatinio būtų vertybė, nes tokia, kažkoks čia pranešime labai gražu pateikti tokia istoriografinė apžvalga, bet labai būtų vertinga to turėti pirminio teksto. Tai jeigu aš tiesiog atkreipiu dėmesį, aišku, čia ne tik atsakymų, bet pagalvojimui, nes mūsų institutas labai skatina šaltinių leidybą. Taip, profesoriau, tai žinom, kokia patirtis. Čia geriau būtų to užsiimti, turime mes, klausykite, tautosakos institutą. Istorinė, tai pasirinkus tą tematiką, kuri galėtų būti susijęta su amadų kultūra, pavyzdžiui, ta prasme, reiškia, jos ten visą aplinką ir panašiai, kur toks veikalas galbūt jis parodo tą tokią, reiškia, galbūt ir tikrai tą kaimą tapatybę, ir kaip aš šiandieną kalbam, ar ne, tai tikrai būtų labai naudinga, bet čia sakau, aš pradėsiu tą pastebėjimą, kad kas būtų labai naudinga Vilniaus krašto istorija, nes Vilniaus istorija išleista, dabar 3 tomą, nes kalbėjau, dar pasigenda to Vilniaus tie autoriai, kurie istorijos institute rašė, pasigenda to autentiškos medžiagos. Jie remiasi lietuvių autoriais, jie remiasi lenkų autoriais, bet va tokio tik gryno teksto jam kai kas neprieinama ir tai aš tikiuosi tai papildyti sprendžiami. Tai tarp kitko, Henrika. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū.